Norėdamas būti kuo sveikesnis, žmogus per visą gyvenimą turi dėti pastangų ir ieškoti būdų gerai sveikatai palaikyti. Dažnai į pagalbą ateina ir medicina, kurios vienas iš įrankių yra šiandien savo veiksmingumu ypatingą vietą užimantis terapinis lazeris, kuris gali gerokai pakeisti žmogaus gyvenimą. Pas mane yra labai rimtos sąnarių problemos. Terapinis lazeris yra mūsų šeimos gydytojas ir vaistų nuo skausmo nereikia tiek daug gerti. Tai va šitas aparatas, jisai kaip tik tai ir duoda tą visą dalyką, kad jisai užbėga už akių. Jisai duoda tam tikrą, reiškia, pagerėjimą. Aišku, mes niekada nerasim tos stebuklingos piliulės, kuri padarys viską už tave, bet pagalba rasti iš šono yra labai naudinga. Tai, pavyzdžiui, taip pat, kaip radęs esu Izraelio gaminamą lazerį, jo dėka mano sužeidimai, patepimai, jie gyja daug greičiau. Spectra H Lux prietaisas yra skirtas naudoti namų sąlygomis. Su juo yra atlikti klinikiniai bandymai ir prietaisas yra saugus naudoti. Todėl reabilitacijos metodai tokie kaip lazerio terapija, kurie mažina skausmą, mažina uždegimą, gerina audinių atsistatymą ir regeneraciją, yra ta priemonė, kuri tikrai gali pagelbėti, sumažinti tuos simptomus, kuriuos jaučia žmogus ir leisti jam būti aktyvesniam. Muzikos pasaulio maestro Donatas Katkus ne tik garsėja polinkiu į humorą, jis nusifilmavo keliose kino filmuose ir televizijos spektakliuose, dalyvavo performansuose su traktoriais, sunkvežimiais, motociklais, lėktuvais, oro balionais Lietuvoje, Vokietijoje ir Olandijoje. Jo gyvybingumą iki šiol pavydi daugelis. Tačiau atsiradę savijautos rūpešiai šiandien jį verčia rinktis gerokai sėslesnį gyvenimo būdą ir, kaip pats sako, pagaliau atsigręžti į save. Aš grojau Vilniaus kvartete nedaug, 30 metų tik tai. Ir paskui stojau prie dirigento pulto, tai buvo toks, bet aš galiu pasakyti, kas yra dirigavimas, tai yra mankšta. Tu kiekvieną kartą vis kilnoji rankas ir tai juda kraujagyslės, reiškia viskas. Aš turėjau vieną profesinį apkrovimą, kaip aš grojau kvartetu, tiek ilgai, tai man pradėjo skaudėti šitas petys, reiškia. Visą laiką įtampa ir įtampa. Aš buvau žmogus, pavyzdys, ką reiškia, kai žmogus nemyli savęs. Nekreipiau dėmesį nei į jokius skausmus. Ne jokius dalykas. Dieve, kad man kas nors dabar grąžintų nors kokią porą metų, kitaip gyvenčiau visiškai. Aš jums prisipažinsiu, mano abudu sąnariai šitie yra dirbtiniai. Mano daktaras Parvaneckas man pakeitė tos visus tokius. Vienas kelėnas, kuris man dabar neduoda gyvenimo, kodėl aš negaliu eiti. Dėl to, kad šitas kelėnas yra pakeistas skaudant. Vat kur yra pats baisiausias dalykas yra. O atsistoju, negaliu paeiti. Griūnu. Čia vat neseniai paėmiau ir nugriuvau. Visgi maestro skausmai nepasiduoda. Neseniai rado puikią išeitį įsigydamas tik ką Lietuvos rinką pasiekusi terapinį lazerį Spectra H Lux, kuris jam padeda palaikyti gerą savijautą, nuima skausmus ir yra tapęs tarsi namų daktaras ne tik jam, bet ir jo žmonai. Aš jums galiu pasakyti, man tie visi vaistai, visus tie medicina, reiškia, chemikalai, kurie eina, man jie labai nepatinka, bet žinau, aš suradau išeitį. Fantastiškas dalykas yra lazeris, su lazeriu tam tikra gydymos procedūra. Tai yra absoliučiai nauja. 5 minučių seansas ir man iš karto palengvėjo. Aš galėjau vaikščioti. Lazeris mane išvadavo nuo procedūrų. Man nereikia vaikščioti. Suprant, kaip yra sunku važiuoti į šitą Antakalnio kliniką. Aš turiu žmoną. Su žmona aš dalinuosi visais dalykais. Be lazerio mano žmona yra žymiai blogiau. Taikant lazerio terapiją su lazeriniu prietaisu Spectra H Lux
galima padėti organizmui pačiam susitvarkyti su užklupusiais negalavimais, o teigiamą poveikį įmanoma pajusti vos po vienos procedūros. Tai yra didžiulis pagalbinis įrankis. Medicinoje įvyko didžiulis šuolis, kada atsirado lazeriai. Ir jau lazerių terapija, jinai davė tokį didelį proveržį medicinoje ir labai platų pritaikomumą. Operaciniai, chirurginiai medicinoje ir čia tikrai toli gražu ne pabaiga, šitas sritis labai sparčiai vystosi. Na ir viena iš sričių tai yra reabilitacija. Lazerio terapija yra ypatingai dažnai naudojama pacientams sergantiems atramos ir judamojo aparato problemomis, sąnarių ligomis, esant lėtiniams minkštųjų audinių pažeidimams, kuomet nei medikamentinis, nei aktyvi fizinė veikla negali suteikti reikiamo efekto. Naudojama esant sąnarių ligoms, raumenų ligoms, esant neurologiniams sutrikimams, periferinės ir centrinės kilmės nervų ligoms, taip pat esant galvos skausmams, migrenai, kitiems uždegiminiams procesams gydyti. Lazerio terapija yra ypatingai efektyvi, gydant viršutinį kvėpavimo takų, taip pat nosiaryklės, sinusų, uždegimus esant sinusito pažeidimams, kada yra ypatingai didelis sekreto išsiskyrimas ir medikamentinis gydymas negali prasiskverbti į uždegiminės vietas. Lazerio terapija yra paprastas metodas, kuris tiesiai ir taikliai eina į skausmo vietą. Yra labiau orientuota į padėti ir skatinti žmogaus paties savigydos procesus. Tuo jau įsitikino pasaulio kikbokso čempionas Sergejus Maslobojevas, išmėginęs sveikatingumo rinkos inovaciją – Izraelio ir Europos mokslininkų sukurtą terapinį lazerį Spectra H-Lux. Tu nors norėtum būti plieninis, bet tu nesi, bet tu į kovą turi išeiti kaip plieninis, jo? Tai reiškia, be jokių traumų, be jokių minkštų vietų, be jokių sužeidimų. Tai jeigu yra kažkur tai mėlynė, ar kažkur tai stipriau buvo pamušta koja, ten ar šonas, visą laiką stengiuosi kuo greičiau pradėti gydymą būtent šito lazeriu. Bet nuostabiausias dalykas yra tas, kad jis yra tiek mažas, tiek kompaktiškas, kad aš jį galiu su savimi vežiotis visur. Spectra H-Lux prietaisas turi 3 lazerio gylio dažnius. Pirmoji lazerio programa, kurios impulsas gali prasiskverbti nuo 1 iki 1,5 cm gylio, yra naudojama smulkiųjų sumušimų, mėlynių, nubrozdinimų greitesniam gijimui. Ypatingai naudinga žmonėms, kuriems lėtai ir sunkiai gyja paviršinės žaizdos. Antroji programa gali sklisti iki 50 Hz dažnių ir tai pasiekia iki 4-5 cm gylio audinius. Antroji programa yra skirta gilesniųjų audinių, smulkiųjų sąnarių, tai yra pirštas, plaštaka, riešas, alkūnės sąnarys. Gali būti kelio sumušimams naudojamas, čiurnos sumušimams. Prietaisas padeda gerinti artrozės pažeistų sąnarių gijimą, pagerina mikrocirkuliaciją aplinkiniuose audiniuose, taip pat pagreitina atstatymą po raiščių patempimų ir traumų. Trečioji programa. Impulso gylis gali skverbtis iki 8-9 cm ir gali pasiekti giliuosius audinius, taip pat didžiuosius sąnarius kaip peties arba klubo sąnariai. Šie sąnariai pasižymi didelę judesio amplitudę, tad jums pažeidimas yra ypatingai pavojingas ir grėsmingas, nes nuo pažeidimo čia gali reaguoti visa likusi galūnė. Todėl lazeris padeda pagreitinti atstatymo procesus. Mums reikia pagerinti kraujotaką ir mums reikia atstatyti audinių atsistatymą arba vadinamą regeneraciją. Taigi būtent lazerio terapija turi šitas 2 puikias savybės. Visą savo gyvenimą aš stengdavausi draugauti su natūraliais būdais, tai yra šaltis. Paskiau šildymas, kartais jau jeigu tikrai siaubinga trauma, tekdavo griebtis ir nuskausminamų arba priešuždegiminių vaistų. Na ir ramybė. Aš stengiuosi būti inovatyvus ir kasdienybėj ieškoti vis naujesnių priemonių viskam. Tai patį lazerį aš pradedu naudoti tada, kai ruošiuos varžybom, kai būna labai dideli krūviai, o pas mus pasiruošimas vyksta mikrociklais ir kiekvieną savaitę raumenys skauda skirtingai. Lazerinės terapijos prietaisas Spectra H-Lux yra medicininis žemo intensyvumo infraraudonųjų spindulių prietaisas, dėl to tinkamas naudoti namuose visoms amžiaus grupėms, taip pat mėgstantiems aktyvų gyvenimo būdą, keliaujantiems sportininkams.
Dėl paprastumo jis tinka naudoti kasdien ir taip kartu taupyti brangų laiką. Tu žiūri televizorių, vis tiek tau reikia atsistatinėti. Namuose su draugais ir tuo metu tau tiesiog reikia pravesti pro tą traumuotą vietą ar paskaudančią vietą to lazeriuko ir tiek. Jis neužima nei daug vietos, nei daug laiko reikia. Bet tą darbą, kurį jis atlieka, yra nuostabus. Geresnio vaisto nebus, reikia. Tai yra padeda gyventi kokybiškiau. Aš visiems rekomenduoju, pradėkit rūpintis savo sveikata.